BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu tai labą dieną, gerbėmieji, su jumis sveikinasi Liftoholikų podcastas ir šiandien mes grįžtame į savo originaliją sudėtį kartu su manimi Benediktas Širba ir Simonas Ūsai Ivanovas. Diena šiandien yra intensyvi, nes daug visko nutiko, daug visko laukia ant nosies, tai turim daug dalykų, apie kuriuos reikia pakalbėti. Ir turbūt natūralu, kad pirmasis bus tai, kaip jum broliai Abhilas? Benai? Gerai. Nieko naujo, kaip visada. Viskas tas pat, taip pat. Kiek dienų nesišnekėjai su Kulvinsku po to teisėjų sprendimo, kai... Iškart šnekėjausi, ne? Ar šnekėjimasis buvo toksai... toks įtemptas? Ne. Tai faktas, kad ten buvo ir mano klaida, žinai, bet... Taip, kaip viskas iš kitos pusės atrodo, nu, galėjo teisėjai ir įvertinti, žinai. Bet ne vienas Kulvinskas teisėjo, nepamirškim to. Taip, buvo daugiau atvežta teisėjų ir iš tiesų šiandien ryte pagaliau įsikėlė visas streamas viso BetSafe Abigail drifto, tai dabar yra šansų atsisukti, pasižiūrėti viską, ką norit. 7 valandos, šiam 4 gigai medžiagos, tai galit pasisukioti ir iš tiesų Benas gerai sakė, kad, nu, tokia situacija, kurioje Benas gavo pralaimėjimą, buvo ne viena ir šita gal buvo tokia truputėlį paryškinta, būtent dėl stabdžių lempų užsidegimo, bet šiaip panašių buvo Valdo ir tavo brolio. Lygiai tokia pati situacija. Į antrą klipą sulėtėjimas, kaip buvo. Lygiai tokia pati situacija. Bet šiaip, iš esmės, čia turbūt yra... Tik tai Valdas laimėjo, su mano situacija... Jo, šiaip. Aš pralašiau. Aišku, galima laikyti Aleksą kaltu, nes jis trajektoriškai jau buvo ne savo vietoje. Lygiai taip pat Kvietkauskas. Ja? Taip, viens prie vieno važiavimo. Nu, va, pasižiūrėk. Sakykit, čia yra Abhilo klasika. Nuo pirmų Abhilo, ten tik tiek, kad būdavo baidis, kad ne rankinių pasitaiso į klipą ir tada ant gazo su prisistabdymu, o seniau buvo tiesiog užsilaužo kosminį kampą, praranda greitį, taigi ten Timas yra į basę dūrės. Vieni vienaip daro, kiti kitaip daro, nu žinai, kaip kam patogiau, tai ten ir po šiai dienai grubiai, nu, panašiai ir vyksta, žinai. Ten šikščiausia būna, kai važiuoja, tarkim, kažkur metras nuo klipo ir tada rankiniu atgal pavažiuoja mašiną, tada nuspaudžia gazą, tada labiausiai jaučiasi tas sulėtėjimas. Bet ten, nežinau, aš tai visada džiaugiuosi, kad man nereikia teisėjo tokių situacijų, nes tą daro faktiškai visi, vienaip ar kitaip, tai reiškia, visi žino, kaip ir čeisint reikės, ne, nu, tikiesi, kad tai bus, bet tas, va, kiek to tu paduodi, žinai, tai tavo atveju, kadangi man teko pamatyti 84 pakartojimus į ekraną, nes literaliai atėjau pavalgęs, nu, va, pakartojimai, tai pas tą gausi, kad, žinai, pasitaisimas ir tas, kas labiausiai, nu, bent buvo akcentuojama, kaip aš supratau, tai kad po to iškart dėlės stabdis užsidega. Nu, serijos pasitaisimu, bet kad būtent... stabdis? Jo, pas nes tavę aš pedalo neėličiau, tai reikia pasižiūrėti. Ne, pas tavę čystai ir būtent tą vietą teisėja žiūrinėjo, kad pas tavę būtent stabdis užsidega, nes tu jau ant gazo ir matyt, gal biškai prisilaikai priekinius ratus. Ir vat būtent dėl to stabdžių užsidegimo ir buvo tas sprendimas. Paaiškinau Čirbai, kodėl prakišau. Bet šiaip nelogiška, kad ant stabdį naudotum. Visiškai. Ne, bet tu jau... Jeigu jau nusigesinai inerciją, tau net nekiškojo ten. Ne, tai gal, žinai, išlaikyt, kad nesitiesina. Nu, jau ten laikas buvo šaukti kitą klipą boksą. Ne, bet tu jau ant gazo ir biškis stabdis užsidega ir būtent dėl to. Nu, tai, žinai, Kvietkausko vietoje, jeigu tu ir tikiesi, kad ten prisistabdys ir tada dar stabdė, o jisai niurkos atėjo geros ten. Tai jisai visus važiavimus taip atėjo. Lygiai toks pats finalas buvo. Ne. Lygiai taip pat atėjo ir išėjo lygiai taip pat už trasos, tik tai, kad vaškelis kampu ten atsidaręs ir nuvažiavo. Nu, vaškelis ir kampas po šio savaitgalio, po praeito savaitgalio yra sinonimai, nes nu, buvo momentas, kur visi nesupratom, kaip galima į pirmą atvažiuoti tokiu kampu ir nesulėtėt. Lėkia, vaškelis, tai nutrūkęs lėkia tikrai. Minėjo, kad lyg naują važiuoklės pakeitimą kažkai testavo ir pasiteisino. Tai ne, kad jie testavosi... Jie Rygoj testavo. Jo, jie Rygoj testavosi. Ne, čia dar vienas, kiek supratau, buvo. Ne, jie Šyrykloj testavo. Jie buvo atsivežę
Dovkės pirmuką ir jie buvo iš ryklą, nes manęs dar klausė, ar galima. Ir čia buvo penktadienio rytas, tai aš labai abejoju, kad jie darė didelius pakeitimus. Bet jie tikrai buvo gerai atsišaudę per workoutą. Taip. Tai ir šitoj vietoj Vaškelis įrodė, kodėl reikia biški daugiau arklių. Nes visi 800, 900, Andrius Vasiliauskas čia sėdėjo šitoj kėdėje ir sako, per akis užtenka taip toliau. Iki tos sekundės, kai tu išeini viens ant vieno su lygiu. Tai va tada turėt biški daugiau sūkių, biški daugiau wallspeedo ir 0 lago. Ir tai tikrai sudaro skirtumą, sakyk, ką nori. Vizualiai matėsi, nes jis galėjo turėti didesnius kampus, bet kuriam posūkiai. Ne, tai čia nuo važiavimo stiliaus priklauso pirmas dalykas, o ne nuo tavo arklių. Nepamiršk to ir sukimo momento. Ir setupas gal jo mašina dideliam kampe važiavo. Čia visiškai nelogiškai pavariai. Tipo, kaip neteisėjas ir kaip nedravimas. Yra ta teorija, kad kai tu turi daugiau mėsos po pedalų, tai tu gali kažkuriuose vietose tai atidirbti savo klaidas, tarkim. Faktas, kad gali, bet tai ar ten 8 ar 900, tai ten tu ir su 800 gali atidirbti. Plius mes važiuojam ne su 285, nepamirškim, žinai to, nes tikrai sukibimas skiriasi. Ir čia, kad tu pasakoji, žinai, kad sukimo momentas ir arkliai įtakoja, tai neįtakoja. Jis pasižiūrėjo, kaip jisai važiavo, jisai visada nuo pat pasistatymo gazas dugnas ir visą trasą įspyręs. Tai nepamirškim, kad dėl to jisai tokiais kampais važiavo ir žinodavo tikslės vietos, kur persimesti ir kad jisai išsitrauks ir įvažiuos tikrai gerą lydvažiavimą. Čia jis irgi buvo ten... Taip, gerai atidirbtas. Atsisukit čia jis, su Vasiliausku, tai top 4, kur kaip dūmose atspėti, kokį kampą Vasė ateis. Nes jis realiai dūmose, tikrai nematydamas, atspėjo ir pagavo visišką sinchroną kur. Nežinau, arba jisai ten termovizorių turi ir jau mato kevalai dūmus. Arba kaip pats, žinai, tiek dūmų generuoji, tiesiog jau pradedi suprast, kas juose darosi. Aš atsimenu, kaip tu paskui James Deaną važiuoja Omane ir ten va tie šokimai prasideda pro dūmus, tiesiai į bazę, tai spėjimas kiekvieną kartą? Realiai taip. Realiai, matai, viskas priklauso nuo tavo treniruočių kiekio. Kuo tu daugiau treniruojasi, tu daugiau matai aplinkui taškus, pagal kuriuos tu žinai, kada reikia daryti persimetimą. Tuose pačiuose dūmuose, žinai, tu matai kažką šone, tu matai kažką ten, nematai priekį, grubiai, arba tokiu kampu, arba tokiu. Tai tu turi tam tikrą tašką, pagal kurį orientuojasi, kada tą daryti. Čia lygiai tas pats, žinai... Bet kaip žinot, kokiam kampe bus oponentas? Aš spėjau labai daug susiriša su... Nes ten paletė, tai buvo nuo tiesiai iki fulo. Su lead linija irgi gal susiriša, kad tu tuo persimetimo metu lead važiavime, žinai, kokiu tu kampu tu ten turi pravažiuoti, tai plius minus taikys irgi. Taip. Tai plius minus taikys į tą ir, žinai, tu pradedi matyti jau persimetimo metu, kokiu kampu važiuoji ir tada tu tą gali, žinai, pasidydinti arba tokiu kaip išlindai važiuoji. Nes čia lygiai tas pats, žinai, Rygos etapė, aš su Blušu važiavau ir irgi pats dar save prigavau, žinai, pirmam posūkį gavosi likau dūmuose. Ir kada? Va dabar, žinai, ir buvo per anksti. Ir tas kada, žinai, pūks sieną ir tas mintyse, kodėl aš anksčiau tą sieną nepasižiūrėjau, kada aš persimetu, žinai. Ir persimeti ir po to supranti, kad dar į tokius dalykus turi atkreipti dėmesį, žinai, nes pagal tą sieną ir pagal tą išdažymą, jeigu aš būčiau trefkėse pasižiūrėjęs, tai aš būčiau žinojęs, kada man reikia persimesti. Šiaip nebuvo, iš tą pagalvos, aš visą laiką tik į priekį žiūriu. Simas mokosi dalykus. Kaip ir aš mokausi dalykus. Čia šiaip realiai galiu sėdėti ir gerti jūsų informaciją, kad nors būsiu puikus lifteris. Gerti informacijos neužtenka, žinok. Ne, aš metu. Ne, šiaip tas, žinai, Vaškelio pokalbis ir rezultatas, žinai, labai koreliuoja, kad panašu, kad jisai žinojo, ką reikia padaryti. Visiems pasakė ir padarė. Tai man, vadinkim, kaip labiau prakutusiam žiūrovui tokia išvada, žinai, ir susidaro. Kaip jūsų daržo pusėje, ponai, kompresoriniai? Varikliai gyvi, mašinos gyvos, Alekso truputį nukentėjo. Bet šiaip realiai žiūrėjom, ten nieko gero, tipo nieko blogo. Kaip visada, Vaisfabas tai traversas nueina, vairo ta traukė, viskas. Man atrodo, net Landžeronas nesujudino. Kurios? Šakių, į Stebulę. Tai tipo tos dar pasitikrinti. Bet šiaip damėžo daug nebuvo. Principė... Mačiau, bamperis žibintas priekinis. Tipo, ten jau einamasis detalės.
Mano mašina tai beveik nenukentėjo, galinį buferį palikau, ratą kelis Bet tai kartus ne pirmas, nuleidau. Grigoje irgi palikai. Tai... Ja, tai tą patį ir slaužėm vėl per naują. Niekas nesupranta, kam tu iš viso dėdės. Žinai, bet čia tavo stiliaus reikalai. Įdomiausia dalis buvo, kai nuleisdavau ratą ir pabėgdavau svedimas ant somo, tai va ten žiūrėsim, per kur tas pabėgimas atsiranda, nes vizualiai niekas nelinksta, tai vėl nežinau, gal per reguliacijas kažkur nueina. Jo, linkėjimai nuo Kristijonų. Čia priekį turiu menį? Gale. Jo, dešinį ratą nuleidau, prieš pirmą kvalą, pasirodus buvau nuleidęs ratą, važiavau pirmą kvalą, neišėjo suvažiuot, grįžtu į pitus, prieina teisėjas, tiesiog į galinę dalį automobilio žiūri vienas ir tada jau prieina pirmas, sako, pas tai ratas linkęs. Nu ir pagal bodį tipo žiūrėjo, kas yra, žiauriai sunku realiai pastebėti. Jis Pasikviečia ir tu jau matai, kad dešinys ratas žiūri ne nulinis, o į išorę, literaliai. Tai va, pirmas kvalas ranas gausi toks, tada Somas suvertėm atgal tą ratą ir antras ranas geriau gaus. Ar tu pasakė ačiū Kriščiui, nes čia jo geriausias pastebėjimas per jo gyvenimą. Nu, tipo, ant tiek O tai pas tai, sutapimas. kas galia vaisvabas? Ne, stok važiuoklė plus raukės. Ai, nu tai nuo to pradėkime. Nes vaisvabavą susidėdi, bulviam pasivažinėjai, ratus pasikeiti ir gau toliau. Ant tiek gerai? Nieko nedariau, net suvedimo nedarėm. Ne taip, kai Lynas visiems papasakoja, amortikai, traukė, šakės. Aš tikrai pažadu pradėti nešioti akinius, nes jau reikia. Nes to ratas tai tikrai šlyvai atrodė, iš viršaus žiūriu. Jisai tuščias buvo, ten padangą Tai nusimontavo. vat gal dėl to. Bet traversas tokinis lieka. A? Traversas tokinis lieka galinis. Jeigu nori gripkyto, biški turi pavirinti, jeigu ne, tai lieka stokinis. Nes jo, O gripkito tau, kad dar tikrai. dar to reikia. Nes jau dabar važiavom, skaityk, su nuliniu beveik suvedimu ir realiai, kaip ir vaškelės, visą laiką dugne gazas ir jau kur reikia kairę koją prisistabdai. Literaliai, kad neiškristum iš galios tų RPM-ų, nes kitaip važiuot. Aleksas, pavyzdžiui, kai neturi pedalboxą, jam neišeina kairę koją naudot, nes stabdo visus ratus. Tai jam tekdavo į antrą zoną, tarkim, rankiniu prisistabdyti, bet tada jau kyla problemų išsisukti atgal į RPM-us ir davažiuoti kitą. Reguliatorių pastatyti reikia. Tai vat kalbėsim jau apie tai. Daiktas, jo. Pigesnis negu pedalboxas. Net zakiai yra. Po kapotų, elementariuoju būdu. Ir šiaip šitoj trasoje vat ir supratom, kad reikalingas toks dalykas. Žiauriai reikalingas. Ne tik šitoj, daug kur. Nu, jūsų atveju, kai gazas dugnas, to pedalo baisiai daug nereikia, gali fiksuoti, žinai, kaip traktoriui. Nes jis pabandė, kaip aš, tipo, suvažiuoti visą trasą, aš į antrą klipą kairę koją pasididinu kampą ir taip inerciją, tipo, susigeriu. Tai jis pabandė be kairės kojos, tipo, ir be rankinio, tai už antro klipo tiek praslysti, kad ten jau į tą zoną, kur slidu žiauriai. Ten, kur slidu ir iš ten išsikapstyti labai sunku. Ja, važiuoju ir ten kaip per ledą tiesiog, šakės. Ir neįsivaizduoju, dėl ko ten taip yra. Guma gal taip ir iki galo nevažiuojama visiškai vieta. Niekas ten nevažiuoja. Nei žiedas, niekaip. Tai aš manau, kad jo, tiesiog jokios gumos nebuvimas, plus ten visada dulkių daug užsineša, nes patys užžarėt. Nežinai, jūs pakelėt ir tenais jos visos susėda palie, nuo atitvaro atsimušę. Tai jo, ten slidutis, aš ten esu paspiltukovos nepaguldęs. Pastabdžiau, tai nuėjau labai per toli. Nes ten kardinaliai sukibimas pasikeičia. Ten ledo, jo. Ten nėra jo. Tai, okei, užtenka 5 PM? 4-8 ratus. Tai 500 realiai. Šiaip lead liniją aš galiu suvažiuoti, follow aš nieko negaliu atidirbti. Semi pro užtenka? Nu, jo, Semi Pro būtų labai tobulai. Tam. Dabar jau galvojom, kad visai 6 PM ratus būtų gerai. O yra šansų? Aleksas jau žiūri. Ne, bet yra šansų nelendant į vidurius, tipo ten pulius kaitaliojant, jau reikia lysti vidurį. Dabar pagrindinė problema gausis, kad kai pulį pakeičiam, dar labiau kaista įsiurbimo oras. Ir ten reikia didelių interkulerių visokių ir taip toliau, tai kad to nedaryt, galvojam apie... Etanolį. Nu, vandenuką, žodžiu, papuršti į siurbimą. Nosa, biški. Nosa. Ta daina, iš būtų sport atėjus. Aleksui, nesakykit, jis susidomės per daug. Bet jo, sprendimų jau kaip ir yra, su Valdu kaip ir kalbam. Aš jau matau, žinai, Petronį sekančiame epizode kažkokį dūsuoti, nunešė mano balioną. Bebrai. Šitą, o klausimas, ar to reikia? Kas laukia šiemet iš trasų dar? Kuršienai, man atrodo, pylai dar vieni, ne? Ne, 2 kuršienai ir... 2 kuršienai ir Estija, man atrodo. Jo, Estija gal reikės jo. Bet ten nuo kalno tu įsibėgėjai. Jo, bet po to į kalną nepamiršk.
tipo, dėl Bet to ten labai Aleksas... yra tokio lėtėjimo vietų, žinai, didelio kampinių nėra. Dėl to Aleksas nenori ten įsivelti tos interkulerius, nes ten jau didelis projektas, reikia mąstyti, o čia būtų realiai 2 purštukus įdedi, pas valdą nuvažiuoji, persimapinė ir viskas. Nu, tipo, jis, jo, pulį tai keli varštai. Visi tie projektai tokie lengvi ir paprasti. Šmurkštį šešipėm, alikliu, girdėjau. Bet šiaip jo, kur šiandien pagal idėją kaip tik tip-top turėtų gautis. Ne, tai ten su 3 litrų važiuodavo, tai kas čia su 8 kompresorinė, tai šiaip, kada Samsonas žmonės klausė čia storiuose? Ne, tai kas čia yra čia. Kiek jis ten kainuoja? Aš žiūrėjau, man atrodo, paskutinį kartą 10 000. Mažiau gali pasidaryti. Per pažįstamus. Šiaip ten 9,5, bet tau tokios nereikia, tai šiai dienai už 8,5, manau, gali nupirkti dar. Jeigu padėvėtą paieškosi, tai apie 7 gali surasti. Bet čia jau būtų aktualiau, kai poweris padidės, tai tada, kils jau tą problemą, kad matai, Samsono reikia. Jeigu tu turėtum Samsoną ir Wintersą, tu galėtum žaisti iš perdavimo su tuo, ką turi poweriu ir tau būtų žymiai lengviau. Abhylę palikau Rygos visą setupą, tai gavosi, kad visą trasą pravažiuoju kažkur 100 RPM nuo ribotuvo. Tai gavosi... Jeigu biški numetus... Ką turiu omeny? Wheel speedą. Dar trumpesnį, kad visą trasą... Kad ribotkę pasiektum. Tai ribotkę pasiekdavau... Gausis tada, kad tu ribotkę kaip pasieki, tau dar užteks vietos pasitampyti su rankiniu ir vėl turėsi powerį. Tai vat Aleksas tą bandė, tai jam netiek malonu buvo, nes jis pasiekdavo ribotkę, nes pasigaunas 5 Newtonų mažiau, tai jam reikdavo didesnį slėgį naudoti ir jis atsimuždavo vietomis į ribotkę. Tai jo, tas efektas būdavo, kad sustoji laikė ir atrodo mašina pati pajuda į priekį. Bet šiaip, ką turėjau omeny, kad redukcija jau kaip ir beveik maksas Abhylė, o Samsonas, pavyzdžiui, prieš tą patį Vinžigelskį man realiai nepadėtų, nes Vinžigelskis tiesiog idealiai nuo pirmo bėgio visus sumėtė. Ir aš ant powerio, tipo, prasileidžiu tiesiog, tai nebent šokt korpusų daugiau, kažką bandyti. Daugiau, tai tu šokti. Su češkėm gali šokti, su slydėm jokio skirtumo, ten yra tavo dydžio turbino. Ten minėjau, man atrodo, 8,5 turėtų būti arklio kažkas tokio, jeigu neklystu, bet tas momentas, kur... skirtingai, kiek bėgėjasi žmonės pajautėm. Vieni tą su Samsonu 1-2 lėtai įsimeta, tada nuo 3 spaudžia dugną, o Vinžigelskis labai fainai padarė, tai nuo pat pirmo bėgio realiai kaip numinė, taip ir nuvažiavo. Manau, kad jisai tikrai dugną nespaudė, nes būtų nuvėlęs tikrai 1-2. Reiškia, kažkaip tipo sužaidė, kad turiu omeny tos atkarpos nebuvo lėtos, žinai. Tai tas tipo buvo pagirtina, nes buvo bent jau smagu žiūrėti, kai jis bėga nuo manęs. Dar po to drono medžiagą persižiūrėjau, tai iš tų nervų, kad jo nepavyjo, jau 3 taip staigiai numiniau, kad matosi iš drono, kad jau užvėlė pas mane ir 3 bėgių ir ten jau be šansų jo pavyti toliau. Bet retkačiais būdavo sužaisdavom, išeidavo pasistatyti, bet irgi patirties trūksta dar porinį važiuoti, kai pas ta, mažiau galios ir iš esmės atidirbimo, žodžiu, patirties trūksta. Su mažiau galios matai, kai tu dar atsilykęs, tai, Gali kukuoti kiek nori. Šitą vietą reikia sustoti ir reikia... Pasibaigė tada, žinai, kom? Sako, kai atsilikęs. Pasibaigė atbonikais ties antro klipinu. Būna. Nes pirmam sulendi į vidų. Šiaip, man kas su kairė koja į antrą klipą patiko, kad aš labai galėdavau nuspėti, kur tiksliai mano mašina važiuos, nebūdavo nei vieno klausimo. Pas Aleksą, kadangi, rankinis tipo okei padėdavo, bet jeigu be rankinio bandai, kai vaškelis kampu važiuot, ir tarkim galios neturi. Neištraukia mašiną, tiesiog ir šiaip sunku labai tą slydžią vietą. Jo, ir sunku labai nuspėti, kur tavo mašina išslys, tai labai rizikingai antrą klipą pareiti ant be tų elementų. Atsukam juostelę atgal ir šito vietą reikia pasakyti, ant kiek Valdas yra malodėts. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kaip Vinžigelskis šiemet atsigavęs? Jo. Estoncija Pernai nuo vidurio sezono jau jisai pradėjo tarp kitko. Estoncija 4 vieta, Rygoje galvoju, ar ne podiumas, neatsimenu. Bet irgi gerai, dabar podiumas. Vėl buvo Estijoje. Rygoje 3, ne? Aš taip įsiminau. Dabar, jis važiuoja 4, šiuo metu jis yra Baltijos čempionato lyderis, baigėsi Abhylas, vis šmutkės skrauna, saulė leidžiasi, ateinu, sakau, vlyruotų, tu prasme atsigavai, žinai, sakau, kas nutiko, atsakau, eit mėlynų detalių ieškoti. Ne, sako, žinok, su Gustu reikia treniruotis, tai Gustu treniruotis, sako, kadangi pradėjau treniruotis važiuoti, tai čia kažkaip visai neblogai pradėjo gautis. Mašino laiko. Mašina tikrai išdirbta, ten 8 PM, man atrodo, jeigu ten nori, yra štuka 2.
Ir tada Vilniui kažtuką 2. Jo, kažkaip minėjo, kad dabar ant laubusto lik turėjo įsvažiuoti, nes kažtuką 2 sunku realizuoti. Tai Baltijos čempionas, jis vienintelis važiavo šį savaitgalį į Estiją, tai žvengiam, kad Arnas Dibulis skrido būti teisėjai nuo Lietuvos tam, kad būtų asmeninių valdo teisėjų. Ir puikus rezultatai, šiaip žiauriai smagu žiūrėti. Valdas važiuoja Vilniui rautų, nežinau kiek metų, 12-15 gal, aš pirmas varžybas organizavau prieš, man atrodo, 11-12 metų, jau Valdas buvo dalyvis. Ir tai jau nebuvo pirma jo net mašina, man atrodo, jau antrą buvo nusipirkęs. Tai šitoj vietoj Vindžigelskis tikrai atsidaro tarp tų pavardžių, kurios jau top 4 stabiliai. Man atrodo, pernai irgi gal Abhilė irgi buvo, gal ir ant podiumo buvo. Man atrodo, kad jis mėgdavo Abhilė į podiumą užlipti. Jo, tai, žinai, galinga mašina, greita, jam matyti irgi panašu, kad patinka tas greitas, tai viskas čia tikrai gaunasi gerai. Tai šitoj vietoje aš labai džiugiuosi, nes jeigu mes, žinai, linksniavom ten Vaškelį, Petronį, čia atskira tema, prieš, žinai, Gonkę, tai Valdas buvo toks, nu, irgi prie kandidatų, bet šiemet, nu, reikia sakyti, kad jis jau reikia vadinti favoritų, žinai. Taip. Realiai jau reikia vadinti favoritų. Ačiū Gustai, kad tau reikia tiek. Gustas irgi šiaip buvo Estonijai prieš tai, nu, realiai, bus naujas Lovampera. Kalbėjau su Gusto tėčiu, nes jiegi buvo atsivežę 2 mašinas, kadangi prieš tai etapę Rygoje V8 trūko. Tėtis davė raktus nuo turbo kregždės ir atsivežė 2 mašinas ir neprireikė važiavo savo 8. Na tai V8 yra vienas etapas, žinai, su turbininė mašina atsiranda lagai, perspirimai, daugiau power ir panašiai. Tai aš manau, kad jam tiesiog reikia daugiau laiko prie jos praleisti ir tada tikrai jisai būtų važiavęs su ta, žinai. Kadangi su 8 pripratęs jau, žinai, tai ir buvo pasirinktas toks sprendimas. Na, aš ir taip galvoju. Tiesa, Estonijoje taip padaužė, mačiau nekukliai. Tai... Buvo ten toks. Jo, patiko jam per tos kalniukus. Bet surinko ir išlėkė. Daugiau kosmetiniai tokį, bet dar, sakyčiau, sezonas neįpusėjęs, o mašina gerai Vilnių gavus. Komentaras, tai aš buvau jį sutikęs Klaipėdoje, tai sakė, man pasakė, kad ten bus sausa, aš leidau lyg ant sauso, o ten pasiros buvo šlapiam pasistatymo ir tada nusirašiau. Bet vadinasi, žinai, realiai tai. Svarbu tu tą turi daryti, nu, taip. Ten vėlgi, kadangi minėjo trasos dalis, ten nelabai matėsi, tai viskas suprantama, tipo, surizikuoji, būna neišeina. Ok, tu jau paminėjai, tai ir kadangi vienintelis buvai, tai papasako, kaip Klaipėdoje sekėsi. Ką tu ten darėjai? Aš kas ten buvau spoteris, man atrodo. Šalų gėrė. Reikia turint omenyje, kad ten buvo pirmą kartą organizuotas renginys žmogaus, tai... Jie treniruotę buvo darę prieš tai. Jo, tai reikia atsižvelgti, kad dabar, ką pasakosiu, tai, naujokai darė, tai faktas, kad bus dalykų, kurie neišėjo. Šį kartą gal išėjo pakankamai per daug dalykų, neišėjo. Prasidėjo viskas nuo to, kad atvažiavom kokią 9:30 turėjo būti briefingas, tai briefingas prasidėjo 11:45, tai mes vėlavom 2 valandas, trasos nenorėjo priimti Lasfas, nes trūko ten labai daug dalykų. Aš girdėjau pagrindinę problemą, tipo dėl to ir vėlavo briefingas. Jo. Mūsų trasos teisėjai ir varžybų vadovas buvo dalyviai šitam renginį. Tai sako, blokai yra, trosas yra, bet trosas tik prakištas, neužfiksuotas. Jo pasakė teisėjams, žinokit, čia reikia sufiksuoti trosą, nes kitaip nedirbs, tie blokai po vieną klis. Tai esamas stapas atsakė, kad jeigu jam reikia, tai tegul pats ir susiriš. Po to buvo... Tai jį turi po to komentarą sunkiai prisijama trasą. Po to tas lynas buvo surištas, bet į paprastą mazgą iš lyno, tai tas pats kas nieko. Tai tas pats kas nieko, jo. Nes logiškai mąstant, jeigu blokai prasiskiria nuo automobilių, o lynas turi laikyti blokus, tai išsiriš tiesiog tas mazgas. Automobilis trasa tai jau kaip ir mažiausias niuansas tada jau pasidarė, nes ten gavosi taip, kad savininkas Norvegijoje ar kur, automobilis automatas ir kažkodėl, kiek supratau, negalima buvo patraukti to automobilį iš aikštelės. Jisai tiesiog trasai buvo. Taip, Audi. Eilinį kartą Audi atsirado trasoje, ją užstatė blokais. Aš iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tu nusipirki mašiną. Aš labai senais laikais, kai dirbau dar su koncertais, mes atvažiavom statyti scenos ir stovėjo Mersas 4-akis. Ten, kur turi stovėti scena,
tai mes jį tiesiog rankomis pastumėm į šoną ir šalia pastatėm sceną. Irgi buvo automatas, ten buvo sudėti ženklai, kad, žinai, negalima statyti, mašina stovėjo seniau. Tai labai fainai atvažiavo savininkas, sako, labą dieną, man automatiniam pavardų dėžė neveikia, pirkit Mercą. Sikvietė policiją ir mano darbovietė nusipirko Mercą pavardų dėžę. Ja. Tai čia lygiai tas pats, jeigu mašina buvo palikta legaliai tuo metu, o taip ir buvo, nes ten švyturio aikštelė, tai ten labai daug kas, mariakai palieka tas mašinas, kurie ten išplaukia pusmečių, žinai, nes nemokama ta aikštelė. Tai tu ją paliesi, faktiškai, žiauriai lengva tau ją parduot paskui, tai čia turbūt nereikėjo to. Jo, tada, didžiausia problema gaunasi, kad dauguma stafų yra savanoriai, tai viskas kaip ir okei su tuo, bet jie realiai nežinojo, ką daryti. Jie nežinojo, kad ten lyną tą reikia prižiūrėti, jie nežinojo, kad reikia vėliavas pasiruošti, aptarti, kur kas stovės, kur kokiam vėliavam mojos, jo, tai kas startą darys. Ne tik darys. tavo suvedimą tvarkėsi ir teisėjai, sakė, postus išdėliojo, būdamas žiūrovų. Jo, tai ten buvo dar niuansėlis, kad kaip ir starto duot nesuprato kaip, nes automobilis išvažiuoja iš aikštelės, praeina 10 sekundžių, niekas nevyksta, bet niekas niekur nepaleidžia ir vis didėja tas tarpas. Tai po to, kiek supratau, vienas iš žiūrovų tapo starto teisėjų, kad tiesiog judėtų reikalai, padėti atėjo, nes literaliai niekas nejudėjo, tai kad jūs suprasime, Street lygoje buvo 4 trefkių ranai ir kvalą. Aš girdėjau, kad buvo, kas padarė ir 10, kas naglis nebuvo. Jo, pažįstu tokius. Jo, Gytis 2 padarė, sakė. Tai va. Buvo ir kas 2 padarė. Ir viskas pagrindinė dėl to, kad organizacija visų tų važiavimų treniruočių vyko labai nesklandžiai, nes atrodo, niekas nežino, ką daro. Visiškai. Tai žiauriai tas ne kažką buvo. Tai briefingas įvyko, ten su Lasfu ir su tais laiškais, tai nežinau, kas žino, tas žino, ten įdomiai irgi gavosi, kad norėjo kaip ir renginį nutraukti vien dėl to, kad briefingas vėluoja. Dėl to, kad viskas vėluoja. Jo. O kada baigėsi? Buvo iki galo ar ne? Kvalifikacija baigėsi ir išvažiavau, tai buvo 6:30, baigėsi kvalifikacija. Vakaro. Top Trim 2 važiavo, man atrodo, apie 8 valandą. Tai va, įdomu, kada baigėsi pats renginys. Trūko tokios struktūros, kur kada kokios trefkės vyksta, realiai briefingo metu tiesiog perėmė mikrofoną driveriai ir su teisėjai susitarė. Tai realiai ačiū didelis teisėjam, nes jų iniciatyva Vaškelio to pačio įvyko ten tie dalykai. Tai va, Klaipėdos etapas iš autodromo persikėlė ir, turbūt sunku bus išgirsti iš dalyvių gerų žodžių. Bet pirmą kartą darant nebūtinai viskas sekasi ir bijau, kad įvyko išsiaiškinimas, kad iš šono viskas atrodo žymiai paprasčiau negu iš tiesų yra. Ir čia ne vienintelė naujiena yra iš Street lygos, sklinda gandas ir tas gandas jau turbūt beveik pusiau oficialus, kad ne tik šio savaitgalio Ukmergės Arena Cupas yra atšauktas, bet ir Alytaus etapas yra Street ir Semi-Pro atšauktas. Dėl organizatorių sveikatos būklės. Tam toks yra paaiškinimas, kad yra sveikatos problemų, tai linkim sveikatos. Aš šitoj vietoj, kaip čia pabandysiu taktiškai nuskambėti, bet jaučiu, kad Semi-Pro nebraukia ašaros, kad ten nebeliko Semi-Pro etapo. Jaučiu, kad nebebraukia ašaros, kad ten neliko etapo. Ir viena ausim girdėjau, kad lyg planuojamas perkelimas į Druskininkus. O Druskininkus, ten yra tokia aikštelė, kurioje kadaise turėjo vykti drifto etapas. Aš joje buvau prieš kokį mėnesiuką nuvažiavęs, tiesiog su šeima važiavome į Druskininkus ir ten pakalbino, kad gal mes ten ką nors norim daryti, nes mes 2 km nuo sienos yra fūrų aikštelė ir dabar uždarė ten fūrų pravažiavimo punktą. Ir ta aikštelė tiesiog tuščia, ten yra 2 hektarai naujo asfalto aptverto. Tai jis ten truputėlį su duobėm vietom nuo fūrų, ten, žinai, įsistovėjimo, bet iš esmės nėra blogai, toliau nuo miesto. Druskininkai, žinai, milijonas viešbučių, ten sugyvendint žmonės nėra blogai irgi. Ir ten, galima suraityti gerą pakankamai trasą, tai čia gal šitas, kaip pasakyti, kalendorių veiksmas sukratys. Nors ne, sakė, Lietuvos data liktais išlieka ta pati. Tik kad pasikeis lokacija, tai gal net ir išeis į gerą, nes, Alytus ir Semi-Pro buvo antonimai. Sunku, jau ten jau. Jo, tai pažiūrėsim, gal šitas dalykas visai išeis ir gerą, o tuo tarpu galima pašnekėti apie dar artėjantį Pro Baltiko ir Slyto etapą, kuris bus Liftiškėse. Mes grįžtame į Liftiškių kalną. Kada? Liepos 6-7.
Tai 6 Liepos važiuos Pro lygą, 7 važiuos Rytas. Ir kadangi tai yra Mindaugo karūnavimo diena, tai mes turim piktų minčių, kaip padaryti labai lietuvišką Baltiko renginį. Tai gaminsim krūvą žalių maikių ir kviesim iš tiesų žiūrovus ateiti apsirengus žaliai. Mūsų rėmėjai ruošia prizus tiem, kas ateis apsirengę žaliai. Aš tiesiog noriu, kad atvažiuotų Estai Latvija ir pasimestų, kodėl visi yra apsirengę žaliai ir su Lietuva visur. Nes aš gal nemažai stėliu, kad mes čia labai, žinai, aš iš tiesų labai pažiūriu, kaip čia, stipriai į tą Baltijos čempionatą ir savo palaikymą, bet taip turėtų būti mano įsivaizdavimu, žinai. Tai ir to labiau paskutinius 2 metus gaunam įskūrą nuo Latvijų ir Estų. Tai šiemet tai taip džiaugiausi Vilė atiduodamas kažkam lietuviui taudė, žinai, kad pagaliau. Tai etapas nusimato smagus, važiuosim palei laikrodžių rodyklę, tas variantas, kur tau labiau patinka. Palei sieną Ir kyliai į kalną? Jo, ir kyliai į kalną. Palei ilgą sieną, kyliai į kalną ir nusileidai tada. Jo. Startas nuo viršaus. Tai... Kaip gaila. Savaitgalių vėliau nenori padaryti? Negaliu. Kur Benas bus? Suomijoje. Etapas? Tik aš supratau, kad neturiu Kulvinsko. Tai aš irgi. Tu irgi? Aš irgi. O, geras. Kaip čia Taip, kad į Timčiką nesikesink. Kažkaip jaučiu, kad jis jau sutartas. Pip. Taip, kad tu vėluoji, gali pasakyti. Nes jisai jau sutartas. Niekam. Dibulys pateisėjus, nebeda. Tai šiaip nusimato įdomus renginys, nes Liepos 6, 2 dienos, Baltikas, paskutiniai renginiai tenais Pro lygos tikrai buvo smagus. O sekmadienis, Rytukas, veiksmas ratu, tai manau, kad bus krūva gerų trefkių ir labai tikiuosi, kad galėsim Street lygai duoti pagaliau etapą, kurio jie nusipelno, nes pirmas tam balandžio pradžiai tokia pusiau palevėlė, su vamžiais visokiais. Dabar šitas irgi toksai nervo, tai tikimės, kad Street lyga čia bent gaus pasivažinėti ir pasidžiaugti ir atsipalaiduoti. O tuo tarpu reikia prisiminti, kad Benas važiuoja atostogų šį kartą į Airiją. Skrendu. Silvestras mačiau išvažiavo, ne? Jo. Kokios mintis prieš masteriukus? Rami, Žinai tą bežinytę. O tai kaip motoro reikalai, jau viskas good? Jo, įsitestavom, kad čargai viskas good. Tai jį turi mašiną dabar techniškai geriausiai būkliai po ilgo laiko. Realiai jo, turbūt taip. Nors tas atsarginis variklis, žinai, buvo minčių perrinkinėti, bet nusprendėm užkabinti medalį ir toliau ją atsarginį pasimti. Tai vežytas kartu, ne? Tai aišku. Okay. Kaip be jo. Yra Airijoje tas, kad Airijai važiuoja kaip bėgiais. Faktas, kad yra, bet nėra neįveikiamų, žinai, iš kitos pusės. Nes ir airių bus turbūt virš 10. Kokia trasa? Namų. Airiam. Mandela. Teko važiuoti ją? Jo. Nu, kaip sakė. 3 kartus. Man tai niekada nesiseka. Kiek pamenu, to plimdu. Jo. O kas nesisekdavo? Viskas. Airiai. Ne, airiai. Tiesiog ne mano, nežinau, trasa, oras, nuotaika, nežinau. Bet ten nuo kalno iniciacija, biški, ne? Ten toks. Ne nuo kalno, į kalniuką, labiau per kalniuką toks, kur daug kam priekis pabėga, nes ten toks per kalniuką pasistatymas. Nėra jinai labai sudėtinga trasa, nėra jinai labai lengva trasa, turi savų niuansų kaip ir viso, žinai. Bet, manau, kad šiemet reikia nuimti prakeiks, matau, nesėkmių, nes čia 3-4 kartai, man atrodo, buvo toj trasoje nei pro kur. Čia reikia timestampą užsidėti. Paskui, žinai, iš naujo atsukti. Nieko, ką, treniruojas taip, kaip galiu ir laukiu. Sėdai ant simuliatoriaus. Žinoma. Sklenda gandas. Yra toks reikalas. Ir kaip? Tai gerai, aš jau prieš Ispaniją treniravausi Ispanijai, tai tikrai padeda, tikrai veikia tas reikalas. Nes ypač, pavyzdžiui, su to pačia Ispanija, žinai, kai tu važiuoji į nežinomą trasą, tai simuliatorius tau padeda išsiaiškinti sudėtingas trasos vietas, kur tau reikės tikrai dirbti su tom vietom, žinai. Šnekėjom, tai va.
Tai lygiai tas pats su Airija, kad ir važiavęs, bet simuliatoriui tu pamatai biškai kitokių kampų ir kitokių dalykų. Atsisukti atgal gali, ne? Nu, atsisukti atgal. Pabandyti iš naujo. Ką pastebėjau, tai vienintelio dalyko, ko nepajauti, tai, pavyzdžiui, trasos nelygumai. Nu, tai tarkim, kaip Rygoje Tas yra yra kokie nors biški, dalykai. Bet bendrai taškai, kurios gali susidėlioti, nu, toks bendras pajutimas trasos, kad jau atvažiuoji ir tavo net vizualas pripratęs, kur kas kada vyksta. Bet matai, vėl tu nejauti dėl to, kad per ekranus važiuoji, supranti, tu tiesiog nematai. Bet pats automobilis, kaip jisai veikia toj trasoje, jisai toks vaizdas, kad jaučia. Nes lygiai taip pat simuliatoriui tas priekis pabėga, žinau, kaip ir realybėj. Nors ten netrodo, kad yra kažkas, žinai. Tu tiesiog vizualizacijos galbūt tos nematai, taip, bet veikimo principas yra, nu, plius minus tas pats. Kad atsirandi ne ten, kur norėjai būti. Jo, o su akiniais labiau matai viską, su VR. Tai kaip labiau patiko su VR, be? Su VR labiau patiko, nes tu labiau matai trasos tos pokyčius, labiau jauti greitį ir daugiau matai kaip realiai realybėj labiau, nes tuose ekranuose, nu vis tiek ekranas yra ekranas, žinai. Bet yra kitokių niuansų, žinai. Nepykina? Ne, manęs tai ne, man viskas ten su to reikalu gerai, bet vis tiek, matai, tu prakaituoji, tie akiniai irgi pasitraukia, žinai, arba su antakiu palėti tą stiklą, žinai, turim 3-4 važiavimai, turi nusivalyti, žinai, tai toks irgi biški niuansai ir labai užėma laiko susireguliuotis teisingai, kad nebūtų taip, žinai. Suvedimą, aš pasidėjau. Jo, suvedimą, nes realiai davai suvedimą, tos lečius stumdai, va tai va. Šiaip vienas iš mūsų klausytojų klausė, bet klausė Simo, kaip tavo simuliatorius padėjo Uphill'e. Ir koks skirtumas tarp simuliatorius ir Uphill'o? Aš tai žvengiau, kad po Uphill'o atsiranda panų po simuliatorius. Ne. Bet kaip yra iš tiesų? Šiaip aš Rygoje, kai treniravausi, tai buvo idėja, kad nesigavo pasistatymas. Ir mes su Aleksu kalbėjom, kad mes, kai treniravomės per simuliatorių Rygą, tai aš realybėj kitaip bandžiau važiuoti tą trasą. Tada tiesiog užsimerkiau ir bandžiau kaip simuliatoriui leis, kad čia būtų žaidimas. Ir tada geriausiai gavosi. Lygiai taip pat ir Uphill'e, tiesiog, kadangi aš jau simuliatorėje pasidaręs tą patį E90-ukas, tą pačią bazę su Vaisfabu, važiuoklę, tipo, ir plotį tą patį pasidaręs, tai realiai gavosi, kad kaip ir Uphill'e lygiai tą patį panaudojau, kad, tipo, nesvarbu, ką aš dabar jaučiu, pabandau, tipo, peržengti tą ribą ir važiuoti kaip simuliatorėje, ir tas žiauriai padėjo, nes tada taškus lengviau buvo sujungti, nes taip jau treniravausi. Jo, tas padeda, bet, matai, išminties neiškristas dalykas, kad simuliatoriui, žinai, galiu restart paspaust. Jau. Bet, pavyzdžiui, kai atvažiuoju į Rygą ir nauja trasa, tai kad peržengti tą psichologinį barjerą, kad važiuoju į stadioną ir pasistatymas tas yra baisus, tai va, ta idėja padėjo, nes jau, kaip, tipo, simuliatorėje, tu žinai, tam taške atsidarysi ir bus viskas okei. tą pasibandai, nu jo ir išėjo. Bet čia vėlgi... Turi perlyti per save. Jo, tai su tuo dalyku labiausiai padėjo. Tai lygiai taip pat ir Uphill'e. Bet Uphill'e visai dar padėjo, kad žiedinėse palakstėm lenktynėse ir gavosi, kad tas greičio supratimas pasikeitė. Tas yra. Aš va prieš Uphill'ą, matai, nepavažinėjau ir ragas. Jo, tikrai taip. Tai pasiruošimas toks pats bus ir į Liftiškės? Jo, mes realiai tik tai tas 3 trasas ir daužėm. Labiausiai daužėm Rygą, tam Rygę. Dėl to, kad nauja trasa nevažiuoja. Jo. Ir buvo sunkiausia ją suvažiuoti. Ypač tą sulėtėjimą. To sulėtėjimo taip ir nesuvažiavom, nes neturėjom bėgio permetimo kaip to mechanizmo sim Rygą. Tai ir ten straglinam jau nuvažiavę į Rygą. O tai kelintų startuoji, tada 4 to pačiu? Ne, su pedal shifteriai susimėtai ir tada 4 visą trasą važiuoji. O tai su jo susižemint? Vairą jau sukinėjai ir tarkim, kai jau reikia pasižemint, vairas sukas ir sunku tai padaryti. Bet įmanoma, tipo. Tai nagus gavo po to, kad bet susikinėjai. Tai po to jau bandėm tam tikrų momentų iš anksto, bilėtėjant, tarkim, į tą 4 ar 9 zoną prieš tuos blokus. Ten išeidavo persimės, bet ne taip idealiai, kaip norėtųsi. Bet čia įsprendžiama bėda, bet šiaip jo, Kuršėnus lygiai taip pat bandysim grindint, tik tai problema, kad jau 2 mėnesius neatgaunu iš garantinio savo sim Rygo. Tai reiks kažką daryti. Reikia turėti atsarginius dalykus. Kulvinskas, lygiai. Šiaip kažkokią ekstra tu važiavęs už šiat Liftiškės, ar ne? Ne, aš tik sim Rygiai gerai perpratas. Nu, čia tu galvoji, kad tu jį gerai perpratęs. Nes mes su Aleksu šiaip kalbėjom kaip kas, tai ir Aleksas, kai simrygę pasibandė, tai viskas same, realiai same. Tai sakė, labiausiai esmė pajausti, kad tie blokai nėra pilnam ovalė. Yeah.
Tai va tas sunkiausia buvo. Ir sim man tas buvo ant tiek nelogiška, nes atrodo, norėtum visą ovalą važiuoti, o tie blokai gaunasi truputį kitokia forma, man atrodo, susidėlioja. Ne, ten yra ovalas ir tiesiau. Jo. Tiksliau, posūkis, tiesiau posūkis. Tai tą niuansą kaip ir perpratau po to, o ten į kalną įvažiavus, tai principė irgi taškas susidėlioja gerą, kai tau reikia persimetimą pasidaryti ir problemų ten po to jau suvažiuoti nėra. Kiti bėgia. Reiks. Nu, čia vat klausimas, aš nežinau, ar mes į Gyringą pataikysim, tai dar klausimas, kokiu perdavimu reikės ten važiuoti. Nu, labai abejoju, kad ten... Nu, tipo, Kelintų, tu ketvirtų į kalną važiuoji, ir trečių išsispaldai. bet čia vėl speedas, ten taip toliau, taip toliau. Bet paskutinį kartą, kai įsispardžiau, tai keičiau greičio dėžės pirminį vėliną. Samsungas paliko čia. Tai jo, nes ten reikia keisti. Tai va, žiūrėsim, bet šiaip pagal idėją, gal ir bus ten downshiftas. Nes tau realiai tai turbūt būtų protingas susidėti trumpą. Pradžiai downą, po to up. Jo. Tai va, dėl to man Trumpą patiko, dipą, kad tu galėtum iš ketvirto į trečią duoti. dėl to man patiko Nes į antrą tai nepataikys. iš Rygos, kas liko, nes į Rygą susidėjom 364 ir jau važiavam ketvirtu. Tai malonu buvo. Jo, bet Rygoje greitis yra. Jo, čia bus kitaip. Čia tau Čia reikia tau reikėtų. kokio. Jo, 4-12, ketvirtų, trečių, ketvirtų. Antrų iš vietos, trečius stataisi, į ketvirtą. Būtų labai gerai, jeigu į trečią bėgį tiltumėm. Tai pakalnė dzintant, tai gali be trečio, ketvirto jungti. Tai pakalnė. Nu, realiai. Nu, žiūrėsim. Reiks dar pasiskaičiuoti, pasiklausinėti žmonių, kaip važiavo kas, nes mes turim tik tai tą informaciją, kur... Aš čia tau ir duodu namiokus, kad Turit pažįstamų. kad tu rinkės informaciją. Nepažinau, neatsimenu tokių. Žinai, Benas net ne konkurentas bus šitame etape, nes Suomijoje pirty sėdės, tai... Nes mes Lauk, vienintelį... aš pernai nevažiavau, man atrodo. Aš nepamenu. Ai, važiavau. Tada, kai Nikolas važiavo... Tepalo, ten jo, važiavau. Nes gaunasi dabar mes turim tik tai informaciją, kai Aleksas važiavo semi-pro, bet jinai nelabai skaitosi, nes poweris visai kitoks. Nu, Reikės Benų išsiklausinėti, gal dos informacijos. Aš klausiausi ir prisiminiau, kad lokų pamiršau užsisakyti papildymą, nes po paskutinio evento jau 2 trūksta, kad sieną pilną padaryti ir jau nebeturiu atsarginių. Tai jo, šitą irgi reiks padaryti kartu su Timčiukui skambučiu. Gerai, kad atsisėdom pakalbėt. Ja, Tim Diburiui. Ok, kas mūsų laukia dar? Bet realiai turbūt paskui, aš vis dar sprendžiu iš tiesų, ar dar vieną kačergos etapą reikia daryti, ar daryti driftiškės į kitą pusę. Taugėja. Nes tas bus tik Lietuvos etapas, tai ten ir šiaip data, man atrodo, nėra užimta. Ar atsilaisvins kažkaip ten, tai va toks... Aš gal dar vieną apžylą Būdų būčiau. padaryk. Tom, jo. Ir tą pačią dieną. 5 įskaitinius. tą pačią dieną padaryta, ne? Ne, aš jau pradedu dirbti. Taigi šeštąjį, tada visi draugiškai pasikrauna. Ne, mes jau pradėjom dirbti dėl ties uždarimo Matsurio, dar tik tai kažkaip 11 birželio. Tai supraskit, kiek mes durnai į priekį esam užsigalvoję dalykų ir kiek juos reikia susimenedžint, nes norisi tą uždarimo Matsurį pasidaryti kietą, bet žiūrėsim, kaip mums seksis. Dar grįžtant prie masterių temos, po Airijos yra... Suomija. Na, tai jūs visas peletonas liuoši viršų. Ir ta pati trasa kaip pernai? Bent jau vieta tai ta pati. Trasa greičiausiai irgi, nes ten nelabai kažko naujo prigalvosi. Ir kaip Suomijai sekės? Ten ta, kur tas Kol reduktorius nesulūžo į 2 dalis, buvo gerai. Ten pastai įsibėgėjimai, jeigu aš gerai pamenu. Bet ten ta žiauri siena buvo. Ką žinau, žiauri, nežiauri, blokų. Ne, kiek susikabina tarpusavį. Ne, nepastumsi jos. Jo, man jinai visai patiko. Aš taip jau. Bet jaučiu mašinom, tai jinai nebuvo labai draugiška. Nežinau, nelabai kažkas ten buvo įsivartojęs jos labai smarkiai. Buvo, biški. Buvo? Kažkaip net atsimenu. Aš nebuvau, tik ten šlapę, buvau per daug sukyšęs, negu norėjau. Būna pasitaiko ant šlapę. Man dar klausimas kilo, kas ten būna su tom dėžėm, tarkim Samsono, kad tam Telmentui kažkas ten įvyko, kad jis bėgis pasidingo ar kažkas tojo būdavo? Jam 4 numerojo ir mes išmet atgal į 3. Dėžės šitą nerebildinį, tai būna šuniukai nusidaužo ir tiesiog nebeikiant. O būna situacijos, kad tiesiog prastai kažkaip meti ir taip gadini dėžę?
Jo, jeigu nesusireguliuoji normaliai, tada taip. O kas tada įvyksta? Neįsimeta bėgis. Neįsimeta bėgis ir garsai? Čia, kad neįsimestų, jis įsimeta. Bet, tu gadini. Tai įsivaizduoji, kaip veikia kumštelinė dėžė, ne? Ten kažkas. Mielas Žinai, ir gerai viskas. Ten ant kieto. Tai tu kiši bėgi ir įkiši, bet nulaužai dalykus laiku. Ne, aš kalbėjau su Telmentu, tai... šiaip, būkim bėnime teisingai, Kęstutis šiaip prisižiūri mašinos, tai ten daugiau gal kažkokia nesėkmė, bet jo, jam įgrūdo 4, išmetė atgal į 3, vėl pakartojo, vėl išmetė atgal į 3. Tai prilaikyti reikėjo. Jis minėjo, kad jau... žinai, besibėgėjant, o ten jau iniciacija. Kai jo lydas buvo, jis sakė, man jau tada išmetė bėgį ir sako, dėl to toks didžiulis tarpas atsirado. Nes aš bėgėjus ir pirmą kartą atleidžiu gazą ir žiūriu, kad niekas neartėja, ir pravažiuoju tą arką ir jis tik tada atvažiuoja. Nes jis tą minėjo, sako, aš tas tikrai nedeginau, tiesiog neįsimetė bėgis, o po to, kai važiavo jis follow, čia one more time'as, vėl lyda, kai važiavo, tai prieš pat pasistatymą, sako, tiesiog bėgis įmetė ir į atgal į 3 išmuša. Ir neįvyko. Aš esu matęs savo akim vaizdą, kaip mes su Martynu Samsonu nusklydom į Suomiją ralį, jisai dalyvautų, aš turėjau dokumentuoti tai. Ir ten buvo nuominė mašina, kurioje buvo Samsono dėžė. Martynas atsisėda, ten sėdynė matotas, taip toliau, žinai. Toks. Kada dėžė rebuildinta? Sako, dar yra motovalandų, žinai. Ne, vargu, ar mes čia pravažiuosim tą ralį. Bet, ralis Lietuvoj. Mes ten atskridom. Tai, man atrodo, 6 dope pasidarė 6 atgal, 1 į priekį. Oba. Nesupratau kaip, bet, dėžė užsiblokavo ir paskui ten maigė, kad irgi 6 atgal, 1 į priekį, tai mes užsikėlinėjom, tam aš įsivaizduok, žiemos ralis, Suomija, tai nuostabus ledo keliai. Šilta. Ta prasme, ledo keliai ir ant roketų mes ant traliuko bandom užsiblokavusi dėžę AVD mašiną užsitemptą. Tai ten kentėjo viskas, mašina, traliukas, mes ir taip toliau. Bet, žinai, kai žmogus pats gamina, tai tikrai žino, kaip turi jaustis tie permetimai. Faktas. Dar yra tiesas. Taigi tau yra dar tas, koks ten norvegiškas variantas, kurį standartinė dėžė, kur... Estiškas. Ne estiškas. Man atrodo, estiškas. Ne, suomiškas, norvegiškas. Dibulys pasako, kur važiuoja tas... Randalų. Ir Randalų, ir... Kaip jisai? Levickas Gediminas. Vienoj mašina, vienoj pasį Samsonas, o kitoj į standartinę sudeda krumplius. Tai ten... H-patternas vis tiek lieka. Jo, H-patternas, bet turi kumštelinį. Taip, bet tai koks skirtumas? Kumštelinė ar standartinė, pasakyk man skirtumą. Turbūt, kad kumštelinė biški daugiau arklio laikys. Tai jo, bet jeigu jam laiko, tai jam to nereikia. Kol kas laiko, tai žiūrėk, to užsidės tam poliuką. Tik tai dėl laikymo klausimo, nes perengimo greitis nesiskirs, nes ar taip ar ten tu naudoji H sankabą, žinai, ir tau tas pats veiksmas yra, žinai, susižemint. Bet tu H negali grūst be sankabos? Gali, kai nevažiuoji su 600 arklių. Ne. Nes aš galvoju, daly važiuodavo, hebrai ir grūsdavo, problemė, tu ten max 400. Tai pavyzdžiui, dogboxas H-patternas, bet jį gali grūst. Tai čia apie tai ir kalbam, kad dog tai yra, koks perjungimo mechanizmas. Ar yra sinchronizatorius, ar nėra. Tai gali įsigriūs, bet neilgai. O paprastoj nelabai gausis. Nes šiaip sekvenciniai tas patogu, kad gali vėl speedą irgi valdyti, tai permesdamas iš karto bėgį. Su sankaba. Kodėl su sankaba? Paklausk nors vienas žmogus, ar naudoja sekvencinę dėžę be sankabos aukštinant bėgius. Rimtai? Taip. Okay. Nauja rubrika. Mes mokomės. O kas būna, kai nenaudoji? Dėžė rengia kas gonkės. Gonkė atlaikys turbūt. Tiesiog nespėja sulėtėti taip dėžės krumpliai, kad tu įmestum bėgį. Per daug arklių. Nes pirmas dalykas, jeigu tu jungsi su gerkatu, pas mus, kas yra ištestavę šitos reikalus, tai man. Gerkatas, tai reikėtų iškart pasakyti, kad kai
kaip čia, Trauki rankeną. Jaučia, kad jungsi, tai tau degimą matoma nuvėlė, ne? Tai reiškia, iš kompo tau prisuka powerį. Tai va, ir jeigu tu iš pirmo į antrą, arba iš antro į trečią, tai iškart nuvelta bus. Ja. O iš trečio į ketvirtą nebelieka jau tolko, nes ketvirtą gaikę naudoji 2 trasose arba 3. Ir tiesiog laužai daiktą. Matai. Ir paskui būna Samsungas paliko chatą. Ir realiai, nepažįstu, kas jungia be sankapas. Okay. Net jie galingumą. Žemintis jo. Ja, logiška. Tiesa, aš prisimenu, kad mes dar turim paskaityti klausimų, nes jau porą pasprendėm, bet buvo porą tokių, kurie dar nebuvo aptarti. Ar bus Ivanovo video iš Norvegijos, kokios mintis iš tenais? Bus, kaip tik šią savaitę bus. Tai geros mintis, aiškės, tai ten ir pažiūrėsiu. Simai, kada turbo? Ne tas čiatas. Kokie koilai ir ar koilai labai svarbu, jei turi 3 litrį kemšlamštą? Labai svarbu. Visada svarbu. Nes reikia kažkaip tą 3 litrį kemšlamštą ant žemės nuleisti. Aš taip, vat įsivaizduokit, jeigu jūs turite apribojimą strytę 205 padangą, nusiperka tą kiną, dabar kai kiną įvedė, ir tu ten pasidarai vieną barą, pas tave muilina ir nėra sukibimo. Tu ten suvedimu žaidėjai, jau nusibodo žaist, koilus nusipirki ir normalius. Ir tu šakės, kiek sukibimo gausi lygio vietą. Ir mašina minkščiau važiuos, bet jinai tiesiog paims ir tą visą galę realizuos į žemę. Ir skirtumas yra didžiulis. Ir kažkada, kai Vasiliausas sakė, kad geriausia investicija yra amortizacija, amortikai, he was right. Tai kaip reikalai su sandėliu? Sandėlys tai nėra... Irgi artimiausiu metu bus prikelimo video. Jau rašausi, kokias detalės reikia pirkti, nes ten visą mašiną realiai reiktų nusipirkti. Bet jo, prikelsim kaip kokią Matsuri Missile. Į rudenį? Realiai jo teks, nes pagal video kiekį, kurių turiu išleisti per mėnesį, tai taip gausis tikriausiai. Vatau gyvenimo paskatą, planuojam pagal videokų kiekį. Benediktai, tu Matsuri irgi? Tiesa. Reik datą žiūrėti, nežinau. Reik datą žiūrėti. 09.21. Taip nieko nesako, jeigu viskas gerai, tai jo. Jeigu jūs du būsit reikės kažką įdomaus tada atvežti, kas mano zatkė suėstų. O kaip Aurimas? Aurimas yra iki ausų reikaluose, jeigu stebėjot naujienas, nes jam kaip neina korta, taip toliau neina korta, ten motorai toliau miau. Gyvena Basadam LZ ir nutiks stiprybės reikia palinkėti, nes ten ir šeimoje buvo reikalų, tai mes čia lengvai ir gerai gyvenam palyginus su juo, bet žmogus daug metų tai daro, tai manau, kad viskas jam ten gausis. Tai va, aš dar tiesą norėčiau pagrįžti prie Abhilo ir užduoti tokį kaip čia ekspertinį klausimą, tai kokių pastebėjimų turėtumėt, ką mes galim organizatoriai padaryti geriau? Ir šiaip gerbimieji, parašykit komentarą po apačiu, nes mums patiem įdomu, ką mes galim padaryti geriau. Pytose Tėlika, jo, šitą jau pradėjom derinti, labai sudėtinga, nes reljefas, bet pasibandysim, gal ir išdegs. Nes maniškis sakė, žinai, kai girdi, kad amortikai šakės. Gerai, prisižinėjau, būtina priminti vis. Sako, einu daiktų krautis, ką čia. O daugiau? Nes šiaip kažkaip Abhilas sklandžiai šį kartą. Trepskių buvo, kažkokių nesklandumų, nežinau, trasos išsivalydo. Net nei karto nebuvo, kad, tarkim, automobilis vis tiek iš trasos išeina. Ir nei kartą nebuvo taip, kad važiuočiau trasą ir pajaučiau, kad kažkoks smėlis trasoje liko. Tipo, jokių problemų kaip ir nekildo. Ne, buvo 16 trasos darbuotojų gal tai. Jo, šiaip viskas gut. Dirbo. Jo, mane apriekė, kad daug smėlio pritaškiau. Aš būčiau avanso priekės. Žinant. Šiaip man patiko, nes prie starto buvo ir kažkokia mergina, ir bičiukas, kuris tikrino rankų tie raiščiai vietai. Tai buvo porą momentų, kur taip laikau rankas, sako, raiščiai ne vietai, pažiūriu, raištis tai vietai. O tas, kuris prisisega prie diržų, visat nueidavo kažkodėl. Tai va tokius dalykus, kai sužiūri, tai žiauriai gerai. Nes atitvarai... Ten Klaipėda šiaip stažavos. Čia šitoj vietoj aš tau irgi pasakau, čia va mazgą užsirišk.
Aš pagalvojau, kažkaip reikia tiesiog užfiksuoti. Mazgą užsirišk. Okay. Nes atsireguliuok ir tada mazgą iššauk. Kalbėjau su keliais driveriais į tą patį problemą. Tai aš paėmęs mazgą iššovęs ir viskas. Yeah. Nu tai va vėl. The more you know. Jo, kiek čia yra informacija? Tau reikia kokius nors seminarus pradėti spręsti. Stažuotis pas Širbą reikia stažuotis. Vakar. Jo, bet kiek mačiau pas jį stažuotis, tai daug plauni mašinų ir taip toliau. Tiesa, kaip naujasis projektas? Judesy? Jo. O judesys toks judantis ar daugiau stovintis? Stovintis. Na, bet laukiu. Pagal kurį planą dabar judat? Pagal kurį planą Krasta auto planas vadinasi. Kai pažadėtų dalykų nepadaro laiku ir tu vis dar lauki kėbulo, nors turėjai gauti prieš 2 mėnesius ir jie tampo pečiais, nes patys nežino ir jiem į laiškus niekas neatsako. Tai va dirba pas mus atstovybės. Šiaip girdėjau šitą istoriją iš Andrius. Tai jam ten ar 5 metų, ar 10 mėnesių. Tai didžiausia, manau, problema tame, kad šitie daiktai gaminasi Meksikoje. Tai reikia daug meksikonų, kad perneštų per sieną ir įdėtų į laivą. Nes ant kiekvienos detalės yra Meksiko užrašai. O alternatyvų kontakte tik vienas žmogus gali tau taip parvežti realiai? Ne, tai dileris. Atstovybė, dileris yra dileris. Kas tau dar gali pravežti? Nu, tipo, jeigu tiesiai iš užsienio užsisakinėt, ar nėra? Nu, tai ten tas pats bus tu greičiausiai. Ne, tai jeigu viską kepo Meksikoje, tai Vokietijoje nebus lyžinių kėbulų, žinai. Tuo labiau turi nuo linijos tą kėbulą realiai nuimt turbūt. Įdomios problemos. Teoriškai kaip ir yra, bet kažko tipo trūksta, nu ten įdomiai. Žinai, G serijos problemos, sandėlio problemos. Mes čia turim visą pluoštą problemų. Nu gerai, gal problemų ir užteks. Aš manau, kad mes, kaip čia, parezonavome apie tai, kas vyko ir apie tai, kas dar vyks. Iki sekančio lietuviško Pro lygos atsklyto etapo turim truputėlį mažiau negu mėnesį, tai realybėje dalyviai gaus progą išsilaižyti žaizdas po Aphylo ir pasiruošti liftiškiams. Ten žinau, kad turėsim truputėlį didesnį desantą iš Latvijos Estų, nes šiaip Latvijos tai nuliūdesys, kas pas jos darosi. Estijoje Baltiko etape 2 dienas prieš buvo registruota 12 dalyvių, renginiai buvo 16 per Latviją, Estiją ir Vindžigelskį. Tai ne kažką, bet žinau, kad Kriogeris pasižadėjo atvažiuoti šitą. Niknakas panašu, kad gal... Į kurį? Rimtai, jamgi masterį. O, ką tu čia žinai? Tai Triokla tada. Aš pats nepagalvojau, jo. Tai masteris Suomija. Nes mes jam plakatą uždėjom, sakom plakatą uždėjom, tai jo, tikrai būsiu. Nu, matas, kad ten kebabas kapoja ir dar į grafiką nežiūri. Ok, nu tai nebus Kriogerio reiškia. Tai ir Niknako nebus. Jo. Nu, tas ten irgi. Turėjo Aphylo. Aš sakau, tau datą perdaryk. Nu, lengva pasakyti. Pastumtų Liepos. Mindauginės pakeiskit. Gerai, tai tada tiek naujienų, pasižiūrėkit. Man reikia back to the drawing board daryti šitą renginį, matau. Pasižiūrėkit mūsų 7 valandų streamą iš Aphylo. Pasisukiokit jį, nes šiaip dalyviai tai sakė labai įdomu pasižiūrėti iš visų pusių ir neskubant ir galvojant ir padiskutuojant. Tai labai gerai analizuoti patį save, žinai, nes tu turi vaizdo medžiagą iš išorės. Bet jaučiu... Daug kur yra laivas, kurį gali atsisukti. Taip. Arba ne. Taip. Ir mes įdedam savaitę po to, kad Vaškelis jau būtų nurimęs. Bet Vaškelis šį kartą laimėjo, tai negalėjo pykti. Tai galėjai ir anksčiau įdėti. Negalėjau, ten pasirodo daug reikalų į pasisiųsti, aš nemoku su to medžiagos kiekiais dirbti. Trumpai tariant, šitam epizodui užteks. Aš manau, kad mes matysim po 2 savaičių, nes aš užuoju atostogų, tu būsi po masteriu ir gausis jau prieš liftiškės, tai jau bus vėl apie ką pasišnekėt. O tuo tarpu nusiteikit liftiškėm, bus gerai. Susiraskit žalių marškinėlių su Lietuvos užrašu. Mes kažkiek išleisim į pardavimą, kažkiek atsiras pas dalyvius. Ateikit palaikyti lietuvius, nes šiaip, jeigu Kriogerio ir Niknako nebus, tai mūsų šansai paimti Baltiką vėl. Tai tragedija. Ir realiai nebereikia tų Latvijos Estų, nes pagal tai, kaip varė Vaškelis, kaip varė Vindžigelskis ir kaip varė visi kiti, tai Lietuva vienaip ar kitai Baltijos čempą šiemet dominuoja ir dominuoja stipriai.
Tai viskas, sakau, ačiū ir pasimatysim už porą savaičių. Iki.